Labukas. Dievas norėjo, kad aš pakalbėčiau apie aštuonkojus, tai yra tokios dvasios su 4 kojom. Ir yra tikima, kad kiekviena koja gali kontroliuoti kažką. Pavyzdžiui, viena koja gali padaryti, kad žmogus bijotų, kita koja, kad sumaišytas protas būtų. Trečia koja gali kontroliuoti vyrą, ketvirtą sūnų. Aišku, greičiausiai ne tas pats aštuonkojis, bet tai jie veikia grupiškai. Tai vienas aštuonkojis atsiveda daug aštuonkojų ir tie aštuonkojai užpuola visą šeimą. To pasekoje galimos greitos skyrybos, žmonės nebesusikalba, nebesupranta vienas kito, greitai įsižeidžia, reikia kažką daryti ir yra baimė. Arba žmogaus protas yra visai užblokuotas, jis nebemąsto, negali sumastyti, kas jam geriau, kaip jam padaryti. Ir ta dvasia yra iš, kaip kunigaikštystės, tai yra labai stipri dvasia, kuri gali kontroliuoti žmogaus protą, o kai žmogaus protas yra valdomas, to pačiu ir kūnas yra valdomas. Jeigu jums ateina blogos mintis, greičiausiai jūs tikėsi tom blogom mintim ir dažniausiai ateina savęs nuvertinimas, kad jūs to nepadarysit, ano nepadarysit, nepasitikit savim. Ir reikia keisti savo mąstymą, reikia keisti savo įpročius ir reikia atnaujinti protus, kaip parašyta Biblijoje. Mes turim atnaujinti protus, kad mes nesam aukos, kad mes esam didvyriai, nugalėtojai Jėzaus varde. Tai pradedant dieną reikėtų dėtis Jėzaus šarvus. Aš įdėsiu tą maldą ir ta malda jums padės visą tai išgyventi. Ir būtų gerai skaityti Bibliją arba blogas mintis pakeisti geromis. Jeigu sako, kad jūs durnas, tai reikia sakyti, kad ne, aš esu protinga ir savo įrodyti. Turit kokius tai rezultatus pasiekti. Arba jeigu pradėti darbus, jas užbaigti. Jeigu pradėti investuoti, nepasiduoti baimiai. Baimė turi būti sukontroliuota, pažabota. Visas mintis mes turim pažaboti Jėzaus vardu. Iki greito. Sekit mane ir girdėkit Dievo balsą per mane. Iki greito. Ate.